Labą dieną, mėly žiūrovai. Tęsiam Senjorų podcastą ir šiandien šnekam su sporto atstovu Antanu Gricium, kuris yra ir teisėjas, ir sportininkas, ir treneris. Vienu žodžiu, apėmęs visą sporto pasaulį. Ir man, kaip sportuojančiam žmogui, tikrai yra įdomu irgi pašnekėti su tokiu žmogum. Tai labą dieną, Antanai. Labą dieną. Man kas iškart, kai pradėjau apie jūs domėtis, užkliuvo, kad savo sportavimą pradėjot nuo futbolo ir nuo teniso. O po to perėjot prie štangos stumimo, sporto su svoriais, virvės traukimo. Tai kaip nuo tokių ne geležies sportų perėjot prie tokių geležies sportų? Tai čia daugiau buvo stalo tenisas, daugiau vaikystės, jaunystės, mokykloje, už mokyklą žaista, bėgiota, futbolą. Nu, tiesa, futbolą biškiuką pažaidžiau ir iš kur teko pažaisti, ir už Kuršėnų Ventą. Nedaug, bet teko. Tai praktiškai ir profesionaliai biškai pažaisti? Nu, teko čiut pažaisti, kelias rungtynės atstovauti mūsų Kuršėnui, bet kadangi bijojau traumų ir netęsiau futbolininko karjeras, paprasčiausiai čia buvo kaip pagalbinė priemonė, vienu žodžiu, pasiruošti geriau varžybom, bet traumų bijojau. Kokiom varžybom? Jau pradėjau ruoštis rimčiau trikovės varžybom, iš pat pradžių, kai pradėjau dalyvauti, tai dėl to ir nutraukiau tą karjerą. Vasarą gerai buvo palakstyti, pabėgioti paskui kamuolį, kolektyvę pabendrauti. Tai kardio visą laiką yra gerai. O kad iškart būtų aišku visiems, kas yra trikovė? Jėgos trikovė susideda iš 3 pratimų, kurie atliekami su štanga. Tai pirmas pratimas štanga ant pečių, pritupimai. Pritupime su štangas ant pečių. Antras, vienu žodžiu, toks jau populiaresnis veiksmas, tai štangas stumimas gulint nuo krūtinės. Ir trečias veiksmas, tai mirties trauka ar betrauka, kuri štangą keliame nuo grindų ir su štanga atsistojame ištiestom rankom. Tai 3 tie veiksmai trikovė sudaro. Trikovė dabar jau, kaip ir visos sporto šakas, įsiskaidė labai stipriai. Dabar trikovė yra klasikinė, kur neleidžiama naudoti spec apranga, tik tais leidžiama naudoti ankeliai. Ankeliai ir raiščiai ant rankų ir diržas. O spec apranga tai jau yra speciali apranga, kuri leidžia sportininkui pasiekti geresnį rezultatą. Tai yra pritupimų triko, bintai ir štangėtkės specialias. Vienu žodžiu, bateliai specialūs. Spaudžiant, tada naudojama speciali maikė, diržas specialus ir ant rankų denami riešus, apsauginės riešus. Traukai taip pat naudojama triko speciali. Ir batai specialūs. Diržai ir apyrankės esu matęs, bet niekad netkreipiu dėmesį, kad yra specialūs rūbai, kurie irgi padeda. Taip, kurie padeda. Net yra kitos federacijas. Jėgos trikovės nėra viena federacija, net Lietuvoje yra 2. Tai yra viena federacija, kuri pripažįsta dopingą, antra federacija, kuri nebendrauja su dopingo agentūra ir vienu žodžiu pas juos nemėginėjimą. Aš dalyvau visą laiką toj, kurioj švarioj, kaip sakant. Tai va, viskas į tuo dera. Ir rūbai skiriasi. Yra federacija, kur net spaudimą maikė 3 sluoksnių yra. Vien su jais išmokti spausti reikia apie metus. Ir didžiulių svorių reikalinga. Dabar technologijas pajudėjusios. Mes pradėjom nuo paprastų bintukų medicininių. Vienu žodžiu, diržą štangistą. Ką tik kyla klausims. Žmonės, kurie sportuoja švariojoje kategorijoje, laiko save biškai geresniais negu tie, kurie nešvariojoje. Ne, aš nesmerkiu jų, kaip sakant, jų kelias pasirinkti, bet aš visada už švarų sportą, todėl kad gadina žmonės patys savo sveikatą, taip pasakysim. Aš jų nesmerkiu, jų čia pasirinkimas, neš koks kunigs ar dar kažkas. Aš visada už svarų sportą ir mano sportininkai nekartą tikrinti. Egidijus Valčiuks, kuris padarė 80 pasaulio Europos rekordų, mano auklėtinis. Tai mes beveik kiekvienose varžybose buvom tikrinami ir Stasiulį, kitus mano sportininkus, net į namus buvo atvažiavę, jėmi dopingą. Vienu žodžiu, vieną dieną šeštadienį atvažiavo pas vieną mano mokinį, sekmadienį pas kitą, Kuršėnus važiavo. Ir klausiu jų, sakau, tai kodėl jūs važiavot?
Ot, kad nežinotume. Nu taip, da iš ryto atvažiuoji, kad žmogus nebūtų spėjęs pasiruošti. kiek Jo. žinau, jo. Nu, tai va, tokie dalykai. Su tuo šiek tiek sveikatos gadinimu, kiek aš bent jau esu galvojęs apie tą, tai bet koks sports, kur bandai daspausti save iki labai aukštų rezultatų, turbūt labiau pavirst nebesaugojimu sveikatos. Kažkiek. Tai taip, mes norint siekti gerą rezultatą, aiškiai, mes žalojam savo sveikatą. Ar ten net nenaudodami priemonių, nes mes einam virš savo galimybių ribų, tai čia savaime aišku. Sveikata tai duoda, kada mes kokios masinios renginiuose, bet pasiruošę dalyvaujam kažką. Bet didysis sportas tai ne, nėra. Aš jo sutinku, kai siekia jau to maksimumo rezultato, yra sunku save taip sutausoti. Juk nepasaugosi save. Jo. Juk turime eiti virš savo galimybių ribų. Jo. Kažką daryti, ar šokti, bėgti, ar kelti. Aš kiek suprantu, jūs esat baigęs mokslus susijusius konkrečiai su sportu ir treniravimu. Jo, taip, aš baigiau Šiaulių universitetą kūno kultūrą ir sporto pedagogiką. Baigiuosi, geri prisiminimai iš to padėjo man, vienu žodžiu, dar kelius metus padėjau aš pats universitetui, padėjau, kaip sakant, komandom pasiruošti, kas liečia jėgos sportą. Savo žmonės daviau, bendravom su universitetu, važiavau su universiteto komanda. Dabar perėjo Šiaulių akademiją, siūlė ir Vilniaus dar universitetų bendravau, važiavome varžybą su savo auklėtiniais. Aš neatsisakau, visada didžiuoju savo universitetu. Bet man va toks, aš irgi nemažai sportuoju, bandau domėtis kiek išeina, nors jokių mokslų nesu baigęs, bet daug sportų savo gyvenime esu išbandęs ir man toks, kuo toliau, tuo lengviau ir daugiau informacijos randu. Aišku, yra sunku gal kartais atsirinkti, kuri ta informacija yra patikima, bet man va toks vis labiau peršas klausims ir pačiam sportavimui, ir treniravimui, ar šiais laikais dar yra būtina būti baigus universitetą ar kažkokį mokslinį tą kampą, ar žmonės gali jau patys kažkokią bent jau lygą, bet jau labai gerą lygą pasiruošti. Nes, internete tai jau pilna yra informacijos apie tyrimus, ten kiek kokie kretiną naudoti, kiek ten baltymų reikia, kaip susidaryti metodinę treniruotę ten ir taip toliau. Jo, su tuo klausimu atrodo, kad sutikčiau, bet iš tikrųjų ne. Žmogus tada praeina tą kelią, kur aš, daleiskim, turėdama savo patirtį, savo žinias, ir jūs sportuojate šalia manęs. Be mano pagalbas jūs praeisit mano kelią. O aš jau savo kelią praėjau, jums daviau. Ir, tai žymiai sutrumpinat savo rezultatą siekimą. Aš gal tik menką pasakysiu, negu tas internetas kažką tai menka, bet tau padės. Padės tam rezultatui. Yra daug, kad pataisai padėti. Paprasčiausiai žmogaus gulint ant padėti ar pritupimus dadant ir to užtenka, jis 10 kg dadat. Tas yra labai daug, patikėti. Tai vienu žodžiu, aš galvoju, kada treneriai neišnyks. Be jų pagalbos bus sunku. Aiškiai, galima pasiekti. Yra žmonių, kurie individualiai pasiekė, ieškodami medžiagos ir dabar daug ateina, man ir auklėtiniai pasakoja, tą. Gerai, viskas tvarkoja, aš sutinku, mokslas ženg, bet vis dėlto dar reikia. Visiškai nesiginčiu, kad treneris šalia, jau kai siekia labai aukštą lygį, jisai yra praktiškai būtins, nes žmogus iš šono mato kitaip, jisai gali vertinti tave, jis tau gali iškart duoti patarimą, bet ar, pavyzdžiui, tas treneris, jeigu jisai visą gyvenimą irgi sportavo ir jis tą kelią perėjo, kaip ir kažkiek to kelią perėjo, bet mokslinės tos dalies neturėjo. Ar jisai gali būti gerų trenerių? Ne visi geri sportininkai būn geri treneriai. Čia paprasčiausiai žmogaus psichologija, kits negali dirbti treneriu. Negali, paprasčiausiai. Jo, jisai netaip sudėts žmogus, mąstysena, dar ką norintais. Ne visi gali būti geri sportininkai, gerais treneriais. Kartais net nesportavęs žmogus, baigęs kažkokius mokslus, jis bus puikus treneris. Tai čia nuo žmogaus savybių grinai priklauso. Gerai, žadėjau labiau apie teisėjus dabar šnekėti, bet tada pašnekėkime apie treneriavimą. Jūs labai rimts, kaip suprantu, treneris ir esat paruošęs labai daug sportininkų, kurie pasiekė tikrai labai daug. Tai man tokie keli klausimai iškart kilo. Kaip treneris rinktumėtės tą, kuris labiau motyvuotas sportuoti, ar tą, kuris yra gabus sportuoti, bet ne tiek motyvuotas? Šiaip motyvuota rinkčiaus, bet norėčiau ir gabų turėti, todėl gal man pavyktų jį motyvuoti. Net meščiau nei to variantą, bei to, bet daug savo karjeroje turėjau tų, kurie
buvo rimtai gabus, bet, patingėję, neklausė dar, išėję ir katras atrodo nieko nepasieks, bet iš tikrųjų lipa kaip kopiečiom ir buvo. Kaip pavyzdį pateiksiu virvės traukimą. Turėjau 5 jaunimo komandas ir vienas buvo, nenoriu čia pavardžių vienu žodžiu, jisai buvo 5 komandoj ir jis perlipa per visą savo kantrybę, lipa ir jis buvo jau palikęs vienas pirmųjų pagrindinių savo jaunimo komandoj, pagrindinių palika po metų. O tie gabus, kurie buvo pirmoj, aš jau su tais, kur iš 2-3 komandos atėjau, jie pralenkė juos. Motivacija labai daug sporte duoda. O kurioje vietoje motivacija treneris ateina? Ar žmogus turi pats iš savęs, iš vidaus motivuotis? Ar treneris iš... Aš turiu patirčių, aišku, jos buvo iš specifinių tokių situacijų, bet kai trenerė net varžybų metu vieną konkretį kalbą, iš esmės pakeičia, kaip žaidėjai jaučiasi ir su kokia energija išeini varžybas. Tai vat, ir treniruočių metu, ir varžybų metu, kaip treneris su ta motivacija... Tai vat, čia matyt pavyks, čia gali Dievo duona duota, kad tu randi laikų ir vietoj tą žodį pasakyti, kažką pakeisti. Dėl to treneris atrodo, tu nieko procese nedalyvauji, bet kaip jūs sakot, žodis, kažkoksai postumis, tai ir padeda pasiekti rezultatą. Atrodo, nieko nedaro iš šalies, bet čia toks pasitaika gyvenime tokių dalykų, kada tu pataikai į tą dešimtkę. Esu matęs daug skirtingų sportų užsiimančių žmonių ir kartais būna, kad vienoje vietoje žmogus labai gabus ir atrodo, kad jo kūnas gali labai daug, bet įdedi į kitą terpę ir tas žmogus nebėra toks gabus. Ir tai mes skirtingi sudėti visi, ir skirtingom sporto šakom sudėti. Vienas galim greitai bėgti, kits galim greitai ten šokti toli, o kits galim ritulį stumti arba tą štangą kelti. Kiekvienas nuo žmogaus daug priklauso, nuo žmogaus sudėjimą, dar visokių ten fiziologinių, psichinių savybių. Ne visi galime šachmatais žaisti. Bet labiau reiškia, tai žmogus, taip yra, kaip sakot, labiau motyvuota norėtumėt, nes su motyvuotu žmogu gali dirbti, jį gali, kreipti į teisingą kryptį. Bet tai reiškia, žmogus gimst ir jo fizionomija kažkiek jau nusako maždaug, kam jisai tiks. Ten jeigu turi ilgą ranką, tai turbūt boksė jau bus tau neblogai, nes toli pasieksi. Ūgis, krepšinis ir taip toliau. Tai tos fiziologinės savybės tai nulėmė, bet ir daugiausiai sporte gali, sakyčiau, psichologija remia. Galvelį kaip veikia, taip kaip pasakysiu. Nes jeigu žmogus bus susikaupęs į tikslą, tai jisai persiorientuos ir iš vieno sporto į kitą. Pas mane yra žmonių, kurie aš turėjau 4 sporto šakas paskutiniu metu, tik tais rankų lenkimą atsisakiau, nes nebespėjau treniruoti tų rankų lenkikų ir labai džiaugiuosi, kad mano auklėtiniai ir dabar Liutauras Kazanauskas tapo jaunimą Europos antras vietas laimėtojas. Liutauras pas mane mokinos gimnazijoje, mes kartu su juo bendraujam ir Galiūnus važiuojam. O jo treneris Edikas Petkus yra šios mokyklos auklėtinis ir mano auklėtinis. Ir dabar dar pas mane virvę patraukė ir mes važiavom ir štangą spaudimą, trikovę. Džiaugiuosi, kad Ediks išėję sukūrė su broliu Edina, jų klubas klesti, geras. Ir aš jaučiuosi tenais Edinė, kad mano dukterinė kaip įmonė būtų. Tai džiaugiuosi jų rezultatais ir visada džiaugiuosi ir juodai pavydžiu ir, kaip sakant, baltai pavydžiu. Pavydžiu tų jo jaunystės energijos Edikui. Gaila, kad Dinas išvažiavo, vienu žodžiu, jie visi pradėjo pas mane tas rankų lenkimą. Bet džiaugiuosi, kad rankų lenkimas, kur ir aš rankelį dadėjau, to Kuršėnų vystyme, tai tiksliai, nes pirmieji mano auklėtiniai važiavo. Aš smagu, kai iš savo miesto išleidžiu žmonės, kurie pasiekė. Va čia gražiai susiraš irgi su klausimu, kurį turėjau, kad kaip ir žmonių, kurie yra talentingi tam tikrom veiklom, kaip ir reikia biškių paieškoti. Bet jūsų, kaip suprantu, didžioji bent jau dalis paruoštų žmonių yra iš Kuršėnų. Žinoma. Tai reiškia gali imti tiesiog motyvuotą žmogų iš Kuršėnų, pastatyti jį prieš gerą trenerį ir tas geras treneris per laiką iš jo padaro čempioną kažkurios srities. Aš jėmu visus, kas ateina. Netmečiau ne vieną, neatstumiu, nežiūriu nei į fizinės, nei į kokias savybės. Aš noriu, kad žmogus sportuotų,
gal man pavyks kažkur įdėkti, jis prisimins, net ir sveikinos kažkur tai Estijoje, dar kažkur, labas treneri. Galvoju, kur aš tave mačiau. O jis pasirodo ten 2-3 mėnesius pas mane, bet jis prisimena mane. Nu, tai yra malonu, kada tavi pamatai arba užsienį kažkur būni ir auklėtiniai mane skambint, Airijoje Daleiskim Steponavičius, toks buvo sporto meistras, jėgos trikovės ir virvę pas mane traukė vienas pirmųjų. Tai atvažiuojame į Airiją, Aidas pasilitinka mūsų are uoste, svarstininkai žiūri, ateina, tokia pusiau jau toks periodas, kur drėgna, šalta, jis po šortukais ateina, krūtinė išpūtęs didžiulis žmogus, sako, a čia tavo berniukas, sakau, mano berniukas. Berniukas. Geras berniukas, sako. Ir grįžta Aidas, grįžta, šiais metais negrįžta, praeitais metais grįžta į Lietuvos čempionatą, dalyvauja už Kuršėnus, kad jau Airijoje Dubline turi ir namą, ir aš svečiavau su savo auklėtiniais pas jį, ir jis grįžta, tai malonu. Tokia artima, jau ką išleidžiat iš savo lizdo, tai tie liek tokia artima grupė. Pasakysiu vieną, dabar mano klube jėgos trikovininkai sudaro daugiausiai išvažiavę mano auklėtiniai. Tai Vilniui, tai Kaune, visur. Aš jiems sakau, jūs turit savo klubus, treneri, mes turim tave. Kodėl tu mūsų turi skirti? Tai yra man, kuten širdį tas dalykas. Bet vis tiek tada įdomiai gaunas, kaip ir, kad žmogus būtų čempions kažko, reikia, kad jisai gimtų su specifiniam savybėm, kad jis turėtų potencialą būti čempionu, bet kitoj pusėje esat, pavyzdžiui, jūs Kuršėnuose, bet daryk, ką nori, Kuršėnai neturi labai daug gyventojų. Ir iš tų žmonių vis tiek išeint surinkti žmonės, perleis per jūsų metodiką, ar bent jau pradžią treniravimuose, ir tie žmonės užaugi čempionus. Tai tada atrodo labiau, kad iš bet ko praktiškai, su gera metodika ir atkakliu darbu, iš bet ko gali padaryti. Ne, tai kiekvienas žmogus savaip gabus. Tai čia aš sutinku. Kiekvienas žmogus yra savaip gabus. Ir, kaip jūs sakėte, darbas ir priveda prie to. Jis gal neužaugs ten pasaulio čempionų Europos, bet Lietuvos prizininkų, tai jisai tiksliai per darbą bus. Nemanau, ir kiek aš turėjau tų auklėtinių, atrodo rimtai, aplinkybės, dar viskas pasideda, atrodo smulkus žmogus. Bet jam šansų Lietuvos prizininkų daugiau būti, nes Lietuvoje mažai smulkių žmonių. Svorio kategorijoje dalyvauja 5 žmonės, kur pas daleiskim 14 žmonių kitose svorio kategorijos. Tarp 5 konkurencija mažesnė. Ir dar jeigu, kaip sakot, dirba dar kažką, tai ir kiti. Tai ir aš dabar moksleivius, kada mes daug metų buvom, nežinau, gal 10 metų buvom Lietuvos moksleivių čempionais su gimnazija, Ivinskė gimnazija. Tai šiais metais 3 buvom. Tai irgi strateguoji, ieškai sunku, ieškai lengva, nes ten mažiau žmonių, kurie tokie specifiniai žmonės, kaip sakant, tai ir dėlioji, kaip treneris turi ne tik galvoti, kaip juos išugdyti, bet juos žiūrėti. Tau, daleiskim, tu sveri ten 84, o svorio kategorija 83 yra. Tai aš tau matau, skaičiuoju rezultatus, kad 83 tau geriau būtų. Tai sakau, numeskim kilogramą. Geriau būti svorio kategorijos viršui negu apačioj. apačioj. Arba tu sveri ten 82,5, bet aš žiūriu, stebiu, studijuoju protokolus, viską ir sakau, ateina, turiu zonose baigęs ir žinau, kokie žmonės startuoja. Tau geriau 9,3 bus. Pavalgyk, ateik pavalgęs, sversi 83, ten 200 ir eisi į 9,3. Tai ir daug irgi taip sužaidė esam. Sporte ne tik vien tik sports, čia reikia ir galvoti. Treneris geras turi galvoti. O esat ne tik treneris, esat ir teisėjas. Esat labiau dabar teisėjas ar treneris? Ir to. Aš esu visų savo sporto šakų išskyrus rankų lenkimą su nacionalinės kategorijas, o vienu žodžiu svarstyje su tarptautinės kategorijos teisėjas ir Lietuvos teisėjų kolegijos pirmininkas. Malonu iš karto galiu pasakyti, kad teisėjų kolegijoje Lietuvoje yra 3 teisėjai ir 2 kuršėniečiai. Ir mano auklėtinis iš karto teisėjų kolegijas, tikiuosi jam perduoti savo tą vienu žodžiu
Artūras Talijūnas. Taip pat tarptautinė kategorija. Aš ne tik ruošiu, kaip sakant, kad tik tai sportininkus, aš ruošiu, kad ir teisėjai būti, ir nacionalinės kategorijas teisėjų mes turim, ir virvę, ir svarstį turim, ir dabar Lina Abaką ruošiu, jau dabar pirmą kategoriją gavo. Tikiuosi, jeigu aktyviai dalyvaus, bus proga parašyti vykdomųjų komitetui, teikti teikimą, kad suteiktų nacionalinę kategoriją. Tai kaip pasiruoši, aš ruošiu, noriu, kad mano žmonės ne tik išmanytų tą, ką daro, bet ir taisyklę žinotų viską. Taip, jūs ne tik esate teisėjas, jūs, kaip suprantu, esate labai geras teisėjas. Vienaip ar kitaip, 19-21 metais buvo išrinktas Europoje top 10 geriausių teisėjų. Taip. Kaip apsibrėž, kas yra geras teisėjas? Yra geras teisėjas, apsibrėžia, ne aš sprendžiu, tai yra teisėjų kolegija, kurios stebi, nes praktiškai nuo Suomijos, kaip ir dar tarptautinės teisėjų kategorijas tapau, tai toks kazusas buvo. Suomijoje nuvykom ir tada buvo Gintaras Vilniškis, Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos prezidentas, labai stiprus svarstininkas ir pradėjo ten teisėjauti, vienu žodžiu, pradėjom, kaip laikyti tarptautiniai kategorijai. Gintaras atėjo, sako, Antanai, aš tave užrašiau į tus teisėjus, į kursus. Sakau, Gintaras, aš dar net nacionalinės neturiu. Sako, eik tik sėdėk, sako, tu žinau, kad tu moki, sugebi. Ir ten mūsų krūva buvo, vienu žodžiu, estų, latvių, kazakų, rusų, ten krūva buvo. Susodina mūsų po 3, vienas teisėjas, 2 asistentai, tie jau vienu žodžiu laikytų egzaminų, kitą dieną po 1 be palikai, 3 dieną pasodina po 1. Ir žiūriu, kad ir aš sėdu jau vienas, skaitos jau tą, tik belika ten teorinį tą egzaminą išlaikyti ir nebūdams nacionalinės kategorijos, tapau tarptautinės kategorijos. Tai reiškia, žmogus gerai matė potencialą jumyse, jeigu taip iš karto. Taip, Gintaras, nes daug metų mes prabuvom, tos varžybos dalyvavom, kitą kartą padėdavom, tai jis ir virvę irgi traukė. Sako, tu susitvarkysi. Pasirodo, susitvarkiau. O tus teisėjus rinka, ten teisėjų kolegija siūlė, nes ten irgi daug aplėmė savybių. Daug. Bet dabar jie žiūri kažkokius tai teisėjavimą, pavyzdžiui, protokolus, ar ten buvo nusiskundimų varžybų metu. Teisėjų kolegija stebi tavo darbą, kaip tu fiksuoji, kaip tu elgiesi, vienu žodžiu. Ten yra savi kriterijai visokie, vienu žodžiu. Ir pagal tus kriterijus žiūri. Ir jie tus metus žymiais. Kaip tu vertinimo kriterijai. Tai kiekvienoje sporto šakoje yra vertinimo kriterijai, tai vertinimo kriterijus tai yra ir ten teisėjas, pirmą kategoriją, nacionalinė, tarptautinė kategorija, kitur sporto šakose tarptautinė kategorija irgi skiriasi į kategorijas, ten pirmą, antrą, mūsų jėgos trikau irgi skirstosi nacionalinės kategorijos teisėjas į pirmą ir antrą. Skirstos. Nes pirmos kategorijos gali daugiau atsakomybę apsimti. Taip. Jis yra kaip virteisėjas. Jisai ne tik virteisėjas, fiksuojant Lietuvos rekordus ar be pasaulio Europos turi teisėjauti atitinkamos klasifikacijos teisėjai. Jeigu žmogus nori daryti Lietuvos rekordą, o teisėjauja, kaip sakant, pirmos kategorijos teisėjas arba teisėjas, tada užsisakius Lietuvos rekordą eina teisėjai, kuris gali įvertinti jo veiksmą. Tai šitai tokia. Kiekvienoje sporto šakoje yra savo teisėjavimo metodika, savo, kaip sakant, kriterijai nustatyti. O tai į teisėjo tą darbą klausimus, o žmonės sukčiauja varžybų metu? Visada. O dažnai pasitaiko, kad sukčiauja? Kaip, žmogus kaip ir kiekvienas mes stebam, kaip tu elgiesi. Sportininkas, katras gudresnis, jisai žiūri teisėją. Jisai mato teisėjas, katras ypač daleiskim svarstyti, ten galima, vienas lengviau pažiūri,
nu, ten yra daug niuansų, kurių gali sportininkas pasinaudoti. Nu, kaip į futbolę, kaip krepšinį. Bet čia gal apie pilkas zonas labiau šnekam, o ne tokias tiesmukai sukčiavimas. Ne, tai tiesmukai tai iš karto teisėjas nuims, bet čia paprasčiausiai fiksacija tenais. Keliant svarstį turi viršui akiai matomas sustojimas. Vienas teisėjas greičiau užfiksuoja, kitas ilgiau turi palaikyti. Nu tai va, ir tas teisėjas, katras biški greičiau užfiksuoja, vienu žodžiu pas tą geriau teisėjauti, nes tu vietoj vieną par 3 pakelsi jau, nu, kartus jisai 3, o kits 5 pakels per tą laikotarpį. Tai va ir yra visur tas teisėjavimas. Tas pats yra, žinai, kuris nepatyręs, pavyzdžiui, kad ir tuo pačiu, jeigu trikoviai kažkokį padarys nedidelę klaidelį, katras neturi patirties, jisai susikoncentruos į vieną tašką, o jis padarys kitur. Ten galvą pakels, kaip sakant, kažką tai užpakalį pakels nuo suolelio turi būti taškai. Užpakalis, kojas, pečiai, galva prispausta. Nu tai va, kuo daugiau patyrima, tuo daugiau matai. Aišku, bet vis tiek čia jau tada kalbam apie tokias smulkmenas. Nu, kuo geresnis teisėjas, tuo labiau jisai smulkmenas sugeba pagauti. Ir labai sunku teisėjauti, kada darom mes estafetės ir aš skirstau teisėjus, aš tengus vienodą lygį skirstyti, nes estafetėje labai vienu žodžiu greitis viską daro. Tai, nu, per 3 minutės kuo daugiau pakelti 3 žmonės kel, kas 3 minutės keičiasi. Ir galutinis rezultatas estafetė laimėja. Tai čia turi būti vienodi teisėjai. Jeigu pastatysiu, aš pats nesėdu, nes aš griežtesnis esu. Nevienodai bus įvertinti. Taip, jie paleis, o mano ta, kur prie manęs komanda bus, jie vienu žodžiu bus nuskriauti. Todėl statydams noriu, kad būtų objektyviai. Stengiuosi teisėjus sustatyti, kad vienodai. Va dėl ko buvo top 10 geriausių teisėjų sąraše 2 metus, 3 iš eilės. Bet o to tokia tiesmuko sukčiavimą yra? Nu, turbūt, kai yra per gyvenimą pasitaikę, bet to dažnai. Nes aš... Nu, yra tiesmuko. Galiu net pasakyti tokį kazusą. Buvo mano, kur virvei mokinomės Indreliūnas toksai, buvo iš Panevėžio. Mūsų Panevėžys pritraukė prie virvės, Panevėžio Ąžuolas. Nu ir Indreliūnas mėgdavo tokių biški pasukčiauti smulkiai. Kada sportininkas traukia, jis atsistoja ir užkiša sportininkui koją, kad jis atramą turėtų. Vienu žodžiu, nu, kelius kartus tai padarė. Tokiu, žinai, jau toksai biški pagudravimis ir stiprus pagudravimis, nes virvininkui svarbiausiai atrama. Atrama svarbiausiai. Tai va, tokių buvo niuansų, aš jam paskui pasakiau. Saka, žinok, Antanai, retas, kad, saka, tu tikriausiai gal antras, katras man pasakė. Kur iš jūs pamatėt? Tai va, tokių tiesmukių būna tokių, žinai, kaip sakant, kur padeda sportininkui, jeigu gali, ar dar kažką tokių, bet tokių, nu, sukčiavimus galime įvykti dėl svorio kažkokie. Vienu žodžiu, kad pasisverti. Nu, pagal reikalavimus, jeigu aš noriu būti sunkesnis, aš ateinu kažką įsikišęs. Aš turėjau tokį atvejį, aš turėjau Gupalą tokį, nu, vienu žodžiu, Romą, berniuks sporto meistras, ir mes sutarėm taip. Jisai buvo svorio kategorija iki, dabar nebeprisimenu, 7,5 ir 6,7, o Gupal sverdavo apie 70. Aš jam sakau, Gupalai, jeigu sversi 70,4, vienu žodžiu, eisi į 7,5. Jeigu sversi 70 mažiau, eisi į 67, mesi svorį, o jis nenori mesti svorį. Nu, jisai ateina, treneri, aš pasiruošęs svertis. Nu, galvoju, kažką tu sugalvoji. Šortais lenk žemyn nuo svorio. Jisai gudras, o jau atspėjai. Jisai už nugaras čia su tuo bintu susiriša už nugaros 1,25 ir atsistoja. Žiūriu, Gupal svert 71. Gupalai sakau, tai par nugarą, dabar nusijimk. Bet labai geras buvo. Man jos vienuose varžybose tokį šposą iškrėtė. 180 patupi, 180 paspaudė ir 180 patraukė. 180 paspaudė. Pritupimai su trauka jisai daug. Jisai spaudino krūtinės atsigulės? Taip. Ir jis sveria apie 70 kg. Ir jis išstūmė? Ne, tai jo Lietuvos rekordai buvo. Vos nenusikeikiau, 108-7 kg sveriant. Taip.
Čia rimtas svoris. Ne, rimti svoriai, rimti. Man keista išgirsti, kad kartais yra situacijų, kai verta pereiti į sunkesnę kategoriją, būnant lengvesnių. Taip, nes daleiskim, vienais metais buvo svorio kategorijoje dabar, nesakysiu kokio, nes gerai nenoriu klaidinti, buvo net 7 sporto meistrų rezultatai. O kitoj svorio kategorijoje 2 sporto meistrų rezultatai. Taip, ir kadangi treneris studijuoji, yra iš ankstinės registracijas ir tu matai, kiek sportininkas padarė prieš tai varžybos, tu planuoji vis tiek, žinai, kad tu ten, jeigu tu dopingą nevartosi, tu nesauginsi kažką labai daug. Ir žiūri, kad tavo sportininkas prie jo rezultatą. O tenais, kad ir, kaip sakau, 7 sulindė, kur mirtininkų zona. Tai kam į tą mirtininkų zoną kišti? Geriau tenais kišti. Tai kartais ir tenka tų sportininkų su tuo svoriu operuoti. Čia jau trenerio darbs yra. Supratau. Užbaigiant sukčiavimą, tai sukčiavimo to tokia tiesmuka, sukčiavimo nėra tiek daug sporte, to tokia piktybinė. Šiaip man nelabai pasiteika, tokių, žinai, kažkokių smulkių ten tų kliaučių, sakau, su svoriu kažkokiu, dar su kažkuo, tai tenis yra visur tų tokių gudravimų, bet tokia jau nagla, tokia, žinai, kaip sakant, kad būtų, kaip aš girdėjau legendas tokias mūsų senais laikais, kad tarybiniais norėdami sporto meistrą daryti, dažydavo, daleiskim, juodas buvo 15 kg, o raudonas buvo 20. Nudažydavo ir, skaityk, kiekvienas blynas jau 10 kg ant tų. Prašau, porą blynų užmoviau 20, o gal tau iki to meistrą 20. Bet čia tokias aš tik girdėjau legendas. Vienu žodžiu, tai čia jau būtų grubus. Aš apie tokį tik kalbėjau. O ne, tokių mums nepasitaikė, tokių grubių ir par savo tvitvitų ir gerai, kad šiaip žmonės normaliai priėm ir tautų, žinai, ir kritiką ir viską. Būna kartais pasiputuoja, bet paskui ateina. Tai sporto aistrų visą laiką būna. Ne, tai daleiskim, kas panaudoja, daleiskim, svarstį tepalą, kurį tepa virvininkai. Vienas sportininkų iš Pakruojo mėgėjas būdavo įsitepti rankas. Ne štangą, o svarstį. Mėgdavo įsitepti tuo. Bet mes teisėjai jį užmatėm. Vienu žodžiu, Artūrs, aš, kiti užmatėm, jį perspėjom, kad tu taip nebedaryk, vienu žodžiu, nes atėję sportininkai skūstė, sako, Antanai, negalima su tuo svarščiu dirbti, jisai pažiūrėkit kim. O tas tenais virviai naudojami laukia traukti, kai rankininkai naudoja tokį tepalą specialų, kad prikiptų. Tai virvininkai naudoja šitą tepalą, uždarose patalpose magnezija naudojama. Tai jisai naudoja tenais. Tai jam, kad sukibims. O svarstį išprakaituoja ranką, žinai, sukibimą. Bet jis nedarė to, kad pakenkti kitiem dalykam. Ne, jisai savo rezultatą padaryti. Savo rezultatą. Ne, čia, bet kitam po jo sportininko einant, žinai, jam nemalonu paprasčiausiai, kits nepratęs, žinai, tuoj mazoliai nusitrint pūslės čia ant rankų. Jau svarstininkas ar virvininkas jau be puslių, tai ne. Taip. Bet aš apie tą tokį tiesmuką sukčiavimą, nes man niekada aš nesupratau, kaip žmonės, sports vis tiek yra toks bandyms išsigryninti, kas yra geriausias. Ir man visą laiką absurdiškai atrodydavo, kai žmonės, ne tai, ką ieško pilkų zonų. Pilkas zonas, gerai, tai jeigu sports leidž kažkiek optimizuoti viską, tai tu bandai surasti maksimaliai kiek įmanoma, bet kai žmonės tiesmukai pradeda sukčiauti, aš turiu asmeninį pavyzdį iš vaikystės, kuris įžeidė visą mano komandą, aš regbį žaidžiau ir atsimenu, buvo U16 varžybos ir ten jau pusfinaliai buvo ir net link finalų ir mes žaidėm prieš Vairą. Ir mes žaidžiam tas U16 varžybas ir iš mano komandos per pertrauką prie du bachuriukai prie trenerio sako, treneri, tie du sako, jie mano mokykloje 12-okai, ta prasme, vienam 18, kitam 19. O tai paminėjai dabar du variantus apie Vairą, vieną tokį įdomų papasakosiu apie Kukulskį Sigiuką ir apie tą mūsų buvo nemalonus įvykis, tiesioginė sukčiavimą moksleiviuose buvo
vyka Tauragėj moksleivių finalai ir 4, vienu žodžiu, dalyvavo vaikai, jie išlošė, kurie iš kitos mokyklos dalyvavo. Tai buvo ta mokykla diskvalifikuota, vienu žodžiu, nuimta ir buvo. Ir nuo to mes pradėjom labai griežtai tikrinti moksleivių pažymėjimus. Tai va, čia jau buvau užmiršęs, gerai, kad prisiminėt. O tas sukčiavimas taip su metais tai buvo. Tas sukčiavimo atvejis ir dabar prie to regbio jūsą. Atvažiuodavo Vairs pas mus į cukraus fabriką sporto salę pažaisti krepšinį, atsipalaiduoti. Jonas Novogretsas ten turėjo ryšių su Sigiuku. Nu ir jie žaisdavo su tais tikraisiais krepšininkais, Sigis man skundais. Negaliu pažaisti, tik biški kepšti ir baudą. Kepšti. Sakau, tuoj mano bakuriukai baigs treniruoti, galėsim Sigiuk persimesti. Pasikepšinti. Nu, ir pažaidėm krepšinį, tai viens kitam rankas paspaudė, sako, nu bent sykį pažaidėm krepšinį tik. Nu taip. Tai supratot, kokį mes žaidėm krepšinį. Iš regbio atėjus daug sporto atrodo biški per švelnus. Iš regbio, kai ateini... Jau su tokiais pats susitika, galvas nuleistas. Ypač kai futbolą pažiūri, biški, prilėt žmogus jau ten ridenas ant žemės ir tu kaip žaidės regbį galvoji, ne. Tau taip neskauda. Jeigu čia būtų regbis, tu atsistotum ir toliau sprintuotum. Tai vat, ko ir sportas, mes viens kitą suradom tada. Jo. Ir vat, kadangi prieš tai sakiau, kaip motyvuoji treneriai, tai vat tada buvo tas moments, kai pirmą ir praktiškai vienintelį kartą gyvenime taip susidūriau su trenerio sugebėjimu motyvuoti, kai vat per tą pertrauką mes greit išsiaiškinom, kad taip yra, paskambino treneris, greit gavom patvirtinę, kad taip, tie vaikai yra... kur 15-mečių žais prieš 19-metį, didelis skirtumas. Labai didelis. 2 metai jau, kai prasideda, 2 metai jau didelis skirtumas. Ir aš atsimenu, kad Tom Zibalis treneris surinka mus į skladuką, sako, žiūrėkit, teisėjas sako, kad mes dabar galim užsiskaityti techninį laimėjimą, aš dabar žodis į žodį nepasakysiu, bet sako, mes galim techninį laimėjimą užsiskaityti, arba mes galim, bet tai truko 2 minutės ta jo kalba, arba sako, mes galim išeiti į aikštelę, ir parodyti jiem, kad mes vis tiek esam geresni už juos. Jis į 2 minutės su kylančiu vis balsu tą sudėjo, aš atsimenu, kad, nu vos ne kaip per filmus rodo, mes ten stovim 15-mečių tokių drebančių visi, mes šaukt pradėjom, ta prasme, mane dabar širps eim per kūną, mes išėjom, su sveiku nusiteikimu sunaikinti viską, ta prasme. Mes išėjom laimėti ir mes laimėjom tas varžybas, nors pralaiminėjom prieš pertrauką. Ir aš atsimenu, kad baigęs tos varžybas, mes, ta prasme, ant debesies sėdėjom, kur prieš mumis sukčiavo, bet mes vis tiek įrodėm, tai atsimenu, tokį turiu kertinį formuojantį asmenybę prisiminimą, kad vis tiek turi varyti. Aš papasakosiu tokį pat istoriją, kaip jūs dabar pasakojate. Mes išvažiavome į Šveicariją, į Gensbo virvės traukimą. Ir mes sverime dalyvavom, iš vakarę sverime ir mano buvo 8 berniukai ir 1 mergaitė. Mes pasisvėrėm, aš ten sukaitilėjau, teisėjai nepamatė ir jie sąrašuose užrašė, ten svorio kategorija 560, jie užrašė, kad 8 berniukai ir 1 mergaitė. Jie apsirikė, užrašė. Einam mes namo, sakau, vaikai, jūs norit būti Europos čempionai? Kaip tai, treneri? Sakau, paprastai, užrašė mergaitė. Vienu žodžiu 8 boys ir 1 girs. Kaip? Sakau, mes galim dalyvauti 9. Sakau, kaip jūs renkatės? Aš norėjau, nebūčiau leidęs, bet aš noriu pasižiūrėti, kaip mano vaikai reaguoja. Vaikai iškart, ką tu, treneri, šneki? Nutrauksim į taip, sako, kai jūs sakėt. Aiškiai, mes ten buvom 7 ir dar keičiu berniuką į mergaitę, ten keitimai nemaldomi. Aš tam teisėjai ir sakau, žinai, sakau, tu pasižiūrėk, aš galėjau jos 9 leisti. Kaip? Sakau, kas čia parašyta? Sakau, aš neleidau, tu nenori man pakeisti berniuką į mergaitę. Gerai, sako, keičiam. Tai va, irgi tas būtų grubus tas toks, bet aš norėjau patikrinti savo komandą. Ir taip, kaip tu sakai, ir po šiai dieną jo širdį malonus jausmas. Liek tokie dalykai kartu su žmogum. O tada pereinant prie virvės traukimo. Daug, kaip suprantu, virvės traukims irgi jūsų gyvenime užim vietos. Jūs ir rekordininkai, Lietuvos čempionai, kaip suprantu, daugiamečiai ir taip toliau. Tokį pirmą kvailą klausimą užduosiu. Ar virvės traukime esmė yra tiesiog gera sinchronizacija komandai? Sinchronizacijos nebus be gerą techninę pasiruošimą.
Čia yra labiau apie stovėseną, kaip Apie įsiremt. viską. Tai yra ir startas, ir puolimas, ir gynyba, ir techniškai stovėti kuo daugiau metų. Nes ir pasaulio čempionate laimi ne jaunimą komandas, tos, katrus jauni yra, o laimi, kur yra patyrusias komandas. Nes ten yra airiai, sustoja nuo 40 su viršų metų iki 60 su viršų metų. Seneliai atrodo rankas įsukinėtas, virvė čia įdėta, jau iš karto suspausta yra. Mes su jais traukėm Italijoje. Liko 10 cm nutraukti, jų neįveikėm. Įstovėję seneliai, bet tai visi kriti sunkus berniukai. O mes tada jauni buvom 2005 metais Kento mieste. Man įstriga į tai. Tai yra, jau įaugę į kraują jiem. Virvė toksai dalyks, kad įaugęs į kraują yra. Ypač su jėgos sportais, ta prasme, ten su ištvermės arba lankstumo sportais, ten gimnastikoje, taip, mes turim 16 mečius, ta prasme, kurie yra 14 būtų. Na, iki 14, bet, pavyzdžiui, su ultra bėgikais, ultra maratonininkais, tai ten žmonės pasieks savo piką iš vis, ten kem 2 metų. Tai pažiūrėkim, tie, kur mūsų bėg, ten parum. Sorokims, ta prasme, kur ten bus 100 km nubėg vienu iš bėgimų, tai jam irgi, yra sportų, kurie yra jauno žmogaus sportai ir yra sportų, kurie... Jėgos trikovė yra daugiau tokia vyresnė, kai jūs sakote, o sunkioji atletika jau viskas, jau koordinacija, greičia, reikia visko turėti jau. Tai va, kiekvieną sportą turi savo tą brendimą laikotarpį ir viską. O Lietuvoje tą virvės traukimą, taip man pačiam, ta prasme, virvės traukims, kai pagalvoju virvės traukims, pirma mintis labiau ne kaip į sportą, o kaip į pramogą. Kaip į kažką, ką festivalį žmonės daro, kažkokie išvyko į gamtą, va, ten, einam patraukti virvę, ten 10 žmonių, prieš 10 žmonių, belia kokias komandas ten, visi, kai varlės tampo tą virvę. Taip, šventė. Bet tai yra iš tikrųjų metodiš sport su federacijom, su teisėjais. Pasakins, gal jūs ir žinot, gal nežinot, virvė buvo olimpinis sportas šaka nuo 1900 metų iki 1920 metų. Buvo olimpinė ir kaip viena iš lengvosios atletikos rungčių. Lengvosios atletikos rungčių buvo. Tai va, virvė turi labai gilias tradicijas, kada mes susitinkam Europai, pasaulyje ir kada klubai atein, kur užrašas puikuojas 1890 metai. Rimta. Dabar ir mūsų klubs jau rimts 1985 metai. Irgi jau normalus klubs, kaip sakant. O mes pradėjom, Kristals konkrečiai Kuršėnus pradėjo vystyti 1993 metais. Virvės traukims atsirado kaip biški profesionalesnis sportas. O mes pirmą kartą Lietuvoje 2002 įvyko pirmas oficialias Lietuvos čempionatas. Mes jau dalyvavom 2003. Mes 2003 metais dalyvavom Mindaugo karūnavimo Vilniui. Paprašė mane rajons, Antanai gali nuvažiuoti, sudalyvauti. Ir ten buvo profesionalų ir mėgėjų lyga. Mes ėjome mėgėjų, mes ukmergiečiai atsistoja ten po 120, po 150. O tokie aš buvau dar ten tokių, žinai, mūsų sunkiausias vyras gal svėrė 120. Bet mes laimėjom tą turnyrą ir atėjo Panevėžys pas mūsų. Jie buvo su Ukmergė susitarė, kad trauks. Saka, ar galime su jūsų persitraukti? Jie laimėjo profesionalus. Ir jie nubėga su mūsų. Nubėga. Bet Indreliūns, ten kiti, vienu žodžiu, dabar susitinku kitus tus virvės traukikus ir teka jau daug metų bendrauti su jais. Vienu žodžiu, jie saka, atvažiuokite į Lietuvos čempionatą. Jūs nežiūrėkite mūsų, mes ką nubėgom, mes Lietuvoje su visais nubėgam. Saka, bet jūs pajėgus. Ir mes nuvažiavome Gargždus. Įsivaizduoju, su autobusu važiuojam, rajonas davė, žiūrim, bėgia tokie plikiai kaip aš, bet po 120 bėg, apšilimą daro. Visi man sako, treneri, važiuojam atgal, sakau, sutraukiam. Ir mes tada antrį palikom. 2003 mes gavom tik nuo Panevėžio Ąžuolo, palikom antrį. Nuo to mūsų prasidėjo, kaip galima pavadinti, sėkmės istorija. Tai va, malonu prisimti tuos laikus. Bet mes anksčiau pradėjom, rajone traukdavom, kairiuose būdavo šventėse, tenais 93-aisiais, tą virvę traukdavom. Nes prisimenu, Vaišvila, man rodos, buvo, mūsų pakvietė
sudalyvauti apskrities tų šventė kažkokia buvo, saka, vienu žodžiu, jie pasakoja, čia mūsų virvės traukikai taip trauk, žinai, jau čia toks kaip pagrindinis programas Vinis, žinai. O saka, tas Vaišvilas stovų, saka, jeigu klysto tas vedėjas skyrius, nu, nesvarbu, žemės skyrius vedėjas, tas saka, aš iš patrač žiūriu, mano tokie smulkus, ką ne čia padarys, vienu žodžiu. Sako, rast vienus nutraukė, kitus nutraukė, aš jau prie vyrų, sako, jau, ir mes tapom čempionai. Žmogus ištraukė 100 litų, sako, žinai, Antanai, im komandai, nupirko, nors, žinai, kaip sakant, visko, sakau, gal nereikėjo, reik, sako, tiek man širdžiai, suteikėt malonumą. Nu. O tai jeigu 2-3 metais pirmą kartą atsistojat prieš Ąžuolą ir liko antri, kada aplenkėt Ąžuolą? Kiek metų truko? Tada aš rengiau Kuršėnuos, tai buvo 5, man rodos, mes prieš pasaulį ruošiant, 5 metai, kada mes super sunku laimėjom. Kada įvedė svorio kategoriją 680, tai mes iš karto pirmą kategoriją laimėjom, bet sunkės svorius mes nugalėjom po 2 metų. Čia kiek žmonių komandai? 8. Ir aš tada rengiau Kuršėnuos čia centre Galiūnus, o Akučka Edvards man padėdavo, taip vienu žodžiu, ir mano draugs po šiai dienai, kaip sakant, visam gyvenimui palikęs, tai jis nuvažiavo, Edvards man skambin. Aš žinai, Antanai, ką aš tau pasakys naujieną? Sakau, nežinau. Mes pirmi. Jo, tada buvo. Nu ir dabar su Ąžuolu visą laiką. Pagrindiniai varžovai, mes ir varžomės. Dėl to ir kada yra didelis meistriškums, nekyla masiškumas, dėl to yra problema. Ir tiek Latvijoje, ateiti tą lygį. Taip, ir Latvijoje tas pats yra 2 komandas vedantis, Ozolį ir Ventspilis. Tai yra kitiem sunku įlysti į tarpą, nes čia daug darba yra ir žmonės suburti ir dalyvauti varžybos. Buvo daug gerų klubų ir Klaipėda Švyturys buvo, ir Jonavos Gekons buvo, mano auklėtinis, vienu žodžiu, Gekonė buvo subūręs Urnikis komandą, vienu žodžiu. Nu, sunku išlaikyti. Sunku. Jeigu 2 komandos varžos visą laiką viršai, ateit kaip trečiai visą laiką būtų paskutinė. Jo, ir jeigu dar mes įstatom, ir mes ne tik, kadangi žmonių turim, mes statom po kelias komandas. Ir dar pralysti labai sunku. Turi 2 progas pralaimėti prieš tą pačią komandą. Tai man. Supratau. O tai kitai ekskursijai, klasės į gamtą ar kolektyvą susibūrimai, koks būtų vienas patarimas, kaip laimėti virvės traukimą? Nu, tiem, kurie nežad būti profesionalai. Tai visų pirma jau svoris. Svoris? Nu, jo. Paprasčiausiai svoris yra. Jeigu nesitreniravot, svoris. Jeigu smulki komanda, patariu, kuo stengtis visais įmanomais būdais tuos sunkias svorius sulaikyti. Remties, griūti, spirties, kaip sakant, ką daryti. Nes kuo žmogaus didesnė masė, tuo jis turi mažiau ištvermės. Netreniruotis. Nu, paimkim kompleksiją. Mano kompleksijas dabartinė, aš irgi toli nepabėgsiu. Manau, kad daugiau negu kiti. Negu dauguma. Bet vis tiek, jeigu jau man, tai tik laikytis. Arba susirinkti vyrus, kai reikalas. Turint omeny jūsų kompleksiją, jūs esat labai gerai sudėt vyrs savo amžiui, sakyčiau. Ir aš vis dažniau apie tą šneku, nes ir šeimoje turiu žmonių, kurie daros vis vyresnį, ir šiaip ir Lietuvos visuomenė daros vyresnį, ir aš pats daraus vyresnis ir vis labiau tą suprantu. Kažkokiu būdu yra atsitikę taip, kad sports vos netapęs jauno žmogaus reikalu. Ale, esi mokykloj, sportuoji, nu jeigu turėjai savo kažkokį tai mėgstamą sportą po mokyklos, tarkim, nelikai profesionalų, bet toliau ten bėgioji, pažaidi futbolą, pamėtai kašį, bet kuo toliau žmonės eina su amžium, aš bent jau matau, kad tuo mažiau yra judėjimo. Ir dažnai jau žmogus perlip kokius tam, jisai pradedat, pasivaikšta geriausiu atveju. Bet kiek yra mokslinių tyrimų, kad stumt svorį kaulų tankių ir raumenų tonusų yra būtina. Kardio bent kartą per savaitę užkelti iki 2-3 zonos ant 140 dūžių. Irgi širdis veiks žymiai geriau ir žymiai sveikiau, o ką jau kalbėti apie smegenis dirbs geriau. Viskas bus geriau, jeigu sportuosi. Bet
nuret žmogus virš, pavyzdžiui, šiam 5 metų sportuoja. Nelabai sutinku. Dabar vienu žodžiu, kadangi aš tam virtuvėje verdu, matau vis, kad vyresnė amžiaus žmonių daug klubos ateina. Net dabar Albertas Motiečius turi savo klubą, mano auklėtinis ir Europoje prizininkus buvęs, susikūrė su Aistės, mano auklėtiniai klubą sukūrė. Ir jie, pas juos, jie kaip nuotraukas, kaip mes dabar bendraujam Facebook'os, žiūriu, veteranų tokių ir už mane net vyresnių yra sportuojančių. Ir pas mūsų, daleiskiam, yra grupė susibūriusios, mano kaiminė už mane, vyresnė. Jinai eina, sportuoja, pas Joniškį ten kitur sportuoja. Eina žmonės, dabar ieško. Nes aš skaitau, kad dabar žmonės ir sveikiau gyvena. Ir alkoholio mažiau vartoja. Ir manau, kad žmonės jau ieška tų būdų, jau žino žmonės, kad ir tam darže gerai pasikapstyti ir pavaikščioti, kaip jūs sakot, ir nueiti į tą klubą, jau nebėra taip. Jau vyresnių žmonių, kaip jūs buvo sakėt anksčiau, tokių jaunesnių būdavo ten iki kokių ten virš 30 biški. O dabar ir pas mane, galiu pasakyti, ir virvėje, prie virvėje pas mane seniorų pilna. Gal jūsų aplinka gal yra tuo klausimu labiau motyvuota ir apdovanota? Aš džiaugiuosi, kad pas mane traukia šeimom. Jo. Aš galiu pasakyti, ir broliai, ir seseris, ir vyrs, ir žmonas pilna turėjau nuo pat pradžios. Ir kaip sakant, ir tokių įdomių žmonių, ir Rasa Piežienė, kaip sakant, mūsų direktorė to pagalbas, ir Mažvic traukė sūnus, ir Rolands traukė, ir mūsų buvęs policijos viršininkas Šitlaus su Larisa traukė žmoną. Tokių šeimom, ir dabar traukia šeimom pas mane. Pas mane važinėjasi Šaukėnų, aš dar Šaukėnų Putvinskėje gimnazijoje dirbu, vienu žodžiu neformalų ugdymą turiu. Tai atvažinėja direktorius pavaduotoja Virsi su 2 sūnus. Vakar traukiam virvę, jį šauk tėvus, Kestuks šauk. Aš jau netrauk, pagailėk tėvą. Taip, yra, kai šeimas įsitraukia aktyvės veiklas, yra žymiai labiau, visi tampa labiau motyvuoti. Aš savo šeimoje irgi tą matau ir sutinku, kad žmonės sveikiau gyvena. Labiau suprant, ką valgyt, ko nevalgyt, mažiau alkoholį, gal nebe Marlboro raudoną rūką, kaip 90-ais, tai to yra, bet, pavyzdžiui, Vilniui į sportą salę einant, jau konkrečiai apie svorius kalbant, tai, vyresni žmonės labai retai pasirodo. Sakyčiau, ties kokiais 5-50 nusikerta. Galbūt, bet, aš nesakau, kad čia jau labai peržengėm tą ribą, bet kažkur artėjam. Po biški mažais žingsniukais, kadangi visuomenėse sensta, mes priversti. Tie, kad jie buvom aktyvesni, vis tiek pasilikti to veikloje. Dėl to ir aš daugiau gali matau. Aš sakyčiau, gal net iš viso matau, kad tie žmonės, nelabai svarbu nuo amžiaus, bet tie žmonės, kurie linkia į sportą, jie siek aukštesnių rezultatų ir geresnių, nes pasaulis leidžia tą pasiekti. Vis geriau suprantam, ką reikia valgyti, kokius vitaminus gerti, kad nepersitreniruoti. Kad, pavyzdžiui, jeigu nori greit bėgti, man tą buvo labai sunku įsisavinti. Jeigu nori greit ir toli bėgti, turi bėgti lėtai. Man buvo sunku. Aš dabar nelabai galiu per tą perlipti. Mano organizmas sako, jeigu tu gali bėgti, o reikia pasirodo bėgti lėtai. Turi tausoti jėgas, išdėstyti, distanciją išdėstyti. Aš ir vaikam kartuoju, dabar testus, ėjom 6 minučių bėgimas, aš vaikam irgi kartuoju. Išdėstykit savo jėgas, išdėstykit vienu žodžiu. Tai nebūtina pradėti iš karto. Bet ką pastebiu, kad tie žmonės, kurie siek, kurie, pavyzdžiui, nusisprendžia, kad aš noriu ten ant turniką padaryti 10 prisitraukimų, tai jisai net perlips tos 10, jis nueis iki 20, nes jis pasižiūrės YouTube video, kaip gerai treniruotės, ir tas video bus 90% teisingai viskas susakyta. Jis valgys geriau ir taip toliau. Bet yra dalis ir žmonių, kuriem nebereikia judėti. O man atrodo, kad didelė dalis žmonių seniau gaudavo pajudėti, nes būdavo priversti pajudėti. Reikėdavo ką nors tiesiog, pavyzdžiui, gyveni vienkiemį arba kaime. Tau reikia ką nors sunešti, daryk ką nori. Kur šienai aplinkų vieni daržai būtų. Reik padaryti darai, reik pernešti iš pavėsinės į namą, kokius baldus įneši. Dabar, pavyzdžiui, aš gyvenu didžiąją dalį laiką Vilniui. Tai paspirtukai net elektriniai. Ta prasme, aš pamatau vaiką su nebe elektriniu paspirtuku, aš pagalvoju, bent
tu bent jau dar koją spiri į žemę, ta prasme, o ne rankenikę pasakė. Tai vad man atrodo, kad labai skiriasi. Nu, mes paliekam motorizuoti, nieko Jo, nepadarys. man atrodo, kad dvi kategorijos žmonių skiriasi, kur vieni suprant sporto naudą ir tada gali dar geriau sportuoti, o kiti, kurie suprata, kad ai, man nereikia nieko daryti, tai aš nieko nedarysiu. Įva, man biški liūdna va dėl tos kategorijos žmonių. Nu, bet sakau, aš matau biški gerėjantį tendenciją, bet blogėjantį, labai gerai pasakei. Vienu žodžiu, kas yra blogėjant, mažiau mes turim fizinio darbo. Tai va, tas teisingas pastebėjimas. Anksčiau gal net taip sports neturėjo tokios didelios reikšmės, jis visada turėjo. Bet kadangi mes jau mažiau judam, teisingai, elektrinį viską, anksčiau dviratį mindavom, dabar sėdai ant elektrinę dviračiai ir... Ant 30 km į kalną, ta prasme, kyli, nu, prakais net neįštum. Tai taip, nu, nieko ne, čia, kaip sakant, tokiam amžiui gyvenam. Už mūsų gali ir orė skraidys, kaip su taksais. Jo, bet aš čia taip jau, šiaip pasakant, aš manau, kad galėtų būti daugiau motyvacijos sportuoti ir daugiau bent jau viešai pasakojama, kad per, nežinau, nacionalinį transliuotoją, kad tai yra svarbu, nes kai žmonės, investuoja į ilgamžiškumą, į ten žmonėm depresiją, da kas nors. Universaliai, milijonus tyrimų, kad praktiškai viskas, kas vyks jūsų kūne, vyks geriau, jeigu jūs sportuosit. Ir kas, pavyzdžiui, man tas nekenčiu to susiformavusią įvaizdžią ir aš suprantu, kaip jisai atsiranda. Man net mama kažkada, kai buvau ten 18, turėjau fazę labai intensyvaus sportavimą ir man sakė, Samiliukai, sako, žinok, yra riba, kurią perlipus žmonės pradės žiūrėti tave ir galvos, kad tu durnas. Ir aš iš pradžių taip, ką ta prasme, aš esu aš, tai mane įvertins tokį, kokį esu, bet iš tikrųjų po to supratau, ką jin turėjo omeny ir va kažkodėl labai nemėgstu to įsivaizdavimo, kad sports nėra protinga, ne tai, kad neprotinga, bet yra žmonės, kurie sportuoja ir reiškia, jie ne toj protingoji kažkur pusėje ir yra žmonės, kurie, va ten, mokslininkai, tyrėjai, dar kas nors ir jiem reiškia, sports yra visiškai neaktualus. O iš tikrųjų, jeigu nori, kad tavo smegenys veiktų gerai, tu turi sportuoti, ta prasme, yra milijonai mokslinių tyrimų, tai yra nebeklausimas. Ne, tai neklausima nėra, tik paprasčiausiai čia mūsų mąstysena, bet reikia, aš labai sutinku, kad sportą reikia propaguoti, raginti saviškius judėti, ką gali ir aš stengiuosi kažkur tai atvesti naujų žmonių, kad ateitų, einu, kalbinu mokykloje, tą tu darai, stumiu kažkur, nebūtinai pas mane kitur, kad ateitų. Tai nori matyti sportuojantį, žinai, aš niekada iš to neuždirbau pinigų, išskyrus ką valdžia mokėjo, vienu žodžiu. Aš niekada nerinkau pinigų kažkokių mokėti, nes aš skaitau, man smagu, kada aš iš to vaiką padarau kažkokį užaugų, ten nebūtinai čempionų, bet, stiprių vyrų ar moterim, gražiai stiprią moterim. Tai man nuo to geriau. Estetinį, man širdį gera, Taip. kad aš prisimenu, susitinku ir labai mėgstu, kada sportuojantis žmogus susiderintų ir protingas žmogus. Ir kada žiūriu, kad užėm tas padėtis, daleiskim, dabar ir Seimo narys, mano kolega yra Visos Paulius, vienu žodžiu, mes kartu sportuojam tą svarstį, vartomėsi ir kiti, galiu eibę pavyzdžių, Virginijus Kanapins, kur aukštas pareigas užėmė, tenais visur dar tokių, žmogus ne tik sporto, Valčiuką pavyzdį duosiu. Mokykloje jis mokinos, nelabai gerai. Ir visi man mokytojai, nieko iš jo nebus. O jisai sugebėjo, aš jį skatinau, ne tik aš, ir jis baigė universitetą. Kaip jis, vienu žodžiu, tą patį specialybę kaip ir aš. Bet jis baigė universitetą, į daugumą, kurie už jį geriau mokinos, jie nieko nebaigė. Todėl aš mėgstu, kada mano žmogus ne tik tais, vienu žodžiu, sporte pasiekimų, bet bent tą gimnaziją užbaigtų. Tai man tas irgi širdį kuten. Aš mokyklos kontekste labai, kada nors aš apsimsiu kokiu nors tokią švietėjišką veiklą. Mokyklai, aš ką mačiau, tai jau irgi, ne į pačias blogiausias mokyklas. Praleisk 4 lietuvių pamokas, tai pas tave ateis, sakys, kas vyksta, čia su tavo tėvais pasišnekėti, kur tu per lietuvių pamokas. Nenueik į 4 kūno kultūras.
Ta prasme, pasakys ką nors, bet standartinio kūno kultūra, kai pusė klasės mergaičių sėdžia ant soliuko, 2 berniukai išėję kur nors ten ką nors paveikti, o tie, kurie va ten likę 9 žmonės, 4 mergaitės į 5 berniukai prakaituoja, varo. Apie mokyklas čia jau atskirą temą jau turėti, čia yra daug priežasčių, kodėl sėdi, kodėl ką, nenoriu plėstis tą temą, bet labai daug. Vienu žodžiu, ne mokytojai vieni kalti toj problemoj, yra sistema. Sistema, mes perėjom į kitą sistemą ir gal jinai demokratiška, gal jinai yra gera ta sistema, bet rezultatui tam, kaip jūs sakot, sėdėti, nėra poveikio priemonių daug. Tu negali įsiskirti, daugiau tu įtikinėti turi, dar kažką. Vienu žodžiu, yra sunku ir mokytojai, dabar šiais laikais mokytojų yra labai sunku, nes visi raštingi, visi žino ir savo teisės ir pareigas. Susidurėt su tom problemom? Susiduriu, labai susiduriu su tom problemom. Ir ką rašo, kad mano vaikui jis per daug spaudžiamas kūno kultūros metu? Ne, spaudami ir tu turi atsargiai daryti, nes gali būti ir rimtai tas vaikas, tu nepatikėsi to vaiko, jis turi problemų. Suprantat, yra augantis organizmas, savo pavyzdį duosiu, dabar nesenai man atsitiko, mergaitė prabėgom mes estafetės, vienu žodžiu prabėgom. Ir viskas tvarkoja, jau grįžtam iš pamokos, man draugė atėjo, sako, mokytojai, jai bloga yra. Jinai man sako pilvas, sakau, pasidėk, praeis. Gerai, kad mano kolega ėjo, mokytojas padėjom, atnešėm vandenį, atėjo medicinas darbuotoja, viskas padėjom, parvežiau tėveliam, pridaviau ir krūvę nedidelę gavo, bet vaikai, jie nėra, kaip pasakyti, nepasiruošę tam fiziniui krūviui. Atrodo normalus fizinis krūvis, o jam yra per daug. Jis katras vaiks ir baugu tą vaiką užspausti, nes tu mokytojas atsakingas. Todėl, kad kartais ir užmerkia akis. Jeigu jis savo sako, tu jauti širdį, kad jisai kažką tau ne to pasakė. Vienu žodžiu, ten moteriškom lygom serg 3 kartus į vieną. Mačiau aš irgi tą. Tai pasakys, bet geriau užmerki tas akis, geriau tu man sėdėk ramiai, vienu žodžiu, kad tau kas neatsitiktų. Saugoji tą vaiką, nebūtinai iš tos pedagogin, tu turi vis tiek žiūrėti, tu neįlysi vaiką vidų. Neįlysi. Dėl to turi saugoji savį ir tą vaiką saugoji, nes tu esi atsakingas. Tai sakau, švietimo problemas yra kitokias, jau čia labai sunku į tą sritį. Treniravimas sistemas yra kitokias. Jau ateina vaikai ir tėvai žino, kad jie sportuoja jau daugmaž su ta sveikata, jie ateina gerą sveikatą. Atein pas mane turi ir neįgaliųjų, vienu žodžiu, yra tokių atein, bet aš žinau, kad kokie yra specifiniai dalykai ir pas mane tą virvę traukia porą tokių neįgaliųjų ir pasitarė su tėvais ir saugė, ateina, aš sakau, kaip tau žinai, gerai man viskas. Tai žmogaus sveikata labai sunku įlysti į vidų. Sunku ir ypač kaip palei save bandai vertinti, aš esu nedaug esu susidūręs, bet esu susidūręs gyvenime, kur tiesiog kompanijoje su dviračiais išvažiavom pasivažinėti, bet taip, mes va čia 12 žmonių, negreit, šiaip, iki ežero nuvažiuoti su draugais. Nuvažiavom 6 km, 8 ir viena mergina sustoja ir į ašaras, sako, aš nebežinau, kaip aš parvažiuosiu. Visi stovim ir iš pradžių net nesuprantam, nieks nesugeba užfiksuoti jos problemos, nes nieks nesuprant, kas per problemą, o jei va tiesiog lengvas pavažiavimas dviračio 8 km, kas, atrodo, nėra daug iš tikrųjų, bet jai buvo per daug ir jai viskas, sustoja ir jinai stūmės namo, man atrodo, dviratį, senai buvo, sunkiai jau pamenu, bet kartais, kai palei save vertini, galvoju, tai jėtau, tai stumėm toliau viskas, varom, greičiau galim varyti, pasirodo kitam, jeigu esi mokytojas ir ant vaiko tą permesi ir įspausi jį į kampą, kuris nebegali, tada jau bus problema. Ne, tai problema, užtat ir stengiasi kartais ir to sėdančias eilės yra, daleiskim, 8 sėd, 4 rimti ir 4 tie, bet tu atskirtus 4 su nekriminalis į negydytojus. Tai ta problema ir yra. Bet irgi, žinai, turi motyvuoti, eiti, stengti, žiūrėti, kas jiems patinka, ką. Čia vėl irgi prieimai reikalingi. Dėl to atrodo, kad tie mokytojams tus pinigus už nieką moka, ar tam treneriui už nieką. O iš tikrųjų, tu su žmonėm dirbti yra labai sunku. Aišku, darbas sunkus. Nu. Pabaigai.
Jeigu žmogus nesportuoja nieko su svoriais ir norėtų pradėti sportuoti su svoriais, bet norėtų daryti kuo įmanoma mažiau, ir norėtų daryti, pavyzdžiui, 3 pratimus 3 kartus per savaitę, kokius pratimus jiems reikėtų rinktis? Tuos trikovės? Ne, Pratimus. trikovės jam bus per sunku. Paprasčiausiai, kas tau atsilieka, ko tau trūksta, ko tu atsilieki. Nu, daleiskim, tuos pratimus reikia. Pagrindinis yra žmogaus pratimas, yra, kuris visus raumenų grupės, tai yra pritupimai. Pritupimai, kažką kojytės pakelnuoji, perlipa jėda, kažką tai yra pritupimai. Ta rekomenduočiau kojom. Kojom. Toliau, čia, vienu žodžiu, kažkas viršui, gali būti paspaudimas, plėšimas kažkoksai, dar kažką, pakeisti tus pratimukus. Nežinau, daugiau tokių. Kas silpniausi tavo grandis, kas tau yra. Tu ten nepakeli svorę, tai tada dirb tuo, nori ryškesnis būti, dirbk ant bicepsiuką, ant kažko. Bet kad taip, pasirink. kad išsirinkti taip pratimui, žmogus turi plius minus gaudytis, kas pas jį raumenyse yra pažengę, kas nepažengę. Žmogus visus nepažengė. Žmogus jaučia, kur jo silpna vieta. Mes kiekvien žinom savo silpnas vietas. Didžiąją dalim jo. Ir bet kokį paimsi žmogų, jis žino, ką jis negali. Nuo vaiką pradėkim, nuo 1 klasės iki žilą senelį, ko jam trūks. Tai yra šitą. Prieinam prie to filosofinio, tokio teiginio, kad reikėtų koncentruotis į tas veiklas, kurios tave gazdina, nes reiškia, ten yra labiausias tavo nepatyrims. Tai čia su sportu irgi. Ten, kur yra sunkiausia, ten reikia koncentruotis. Žinoma. Kuris čia žmogus toks stiprus, kad tai... Ir aš turiu tokį posakį, žinai, kaip sakant, sunkus pirmieji 5 metai. Aš turiu biškį kitokį posakį, kuris man irgi, nes aš... Buvo fazė, kai labai daug bėgiau vienu metu, spaudžiau ten, norėjau įtilpti 10 km į 40 minučių. Tai sugebėjau, bet nebenoriu to kartuoti. Tai man vis draugai sakydavo, tu čia vis mums siūlai pabėgioti, tau lengva bėgti. Ir aš kažkada išgirdau iš kažkokią labai kietą bėgioją, gal iš Euklidą kaip Čiogestas, kur per 2 valandas maratoną nubėgo. Sakė, niekad nepasidaro lengviau, tu tiesiog gali greičiau bėgti. Ir man va tas taip įkrita į širdį, kad ne, sunku visą laiką, jeigu spaudi save, jeigu testuoji save, sunku bus, nesvarbu, kaip tu gerai treniruojas, tu tiesiog galėsi geriau tą daryti. Tai va, tai labai ačiū, Antanai. Nėra už ką. Ačiū, kad pakvietėt. Iki kitų kartų, žiūrovai. Viso gero. Maloniai. Smagiai. Man patiko. Smagu, man irgi tik labai skubu. Atleisk. Tai aš dėl to supratau, kai jau valandą yra.